Dervet – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti. Svečiuojamės pas mūsų draugus Dervet gyvūnų odontologijos centre Vilniuje. Ir šalia manęs gydytoja odontologė gyvūnų Laura. Kaip nusprendėt, kad norite būti gyvūnų gydytoja? Tai nebuvo sprendimas, tai tiesiog buvo natūralus žingsnis. Aš apie tai niekada negalvojau, tiesiog buvo aišku, kad tai bus. Ar pakankamai dėmesio skiria šeimininkai dantims? Turėčiau paminėti, kad iš tikrųjų situacija labai keičiasi ir jeigu aš prieš 2 metus būčiau pasakius, kad nepakankamai, šiandien aš galiu drąsiai sakyti, kad tikrai žmonės vis labiau ir labiau skiria dėmesio šuniukų ir kačių dantims, kas iš tikrųjų yra neįtikėtina. O kaip reikėtų taisyklingai prižiūrėti? Pradžiai pradėkime nuo paprastos apžiūros. Turim bene kiekvieną dieną apžiūrėti, ar visi dantis yra vietoj, ar viskas yra sveika, ar nėra kraujo, ar nėra darinių, ar viskas yra taip kaip visada. Pratint gyvūnėlį, kad mes galim palies snukutį, kad mes galim pakelt lūpą, čia yra patys pagrindiniai jau priežiūros dalykai. Tada eina dantų valymas. Graužimas, laižymasis yra daugelis veislių, tiek šunų, tiek kačių, kurie yra linkę į periodontitą ir kitas dantų ligas, kurių prevencija yra tik viena – dantų mechaninis valymas namuose. O šiandien mes turime pacientę Joši. Taip. Ir papasakokit, kas jai bus atliekama. Kadangi Joši labai išdykus, vienas dantukas yra violetinės rožinės spalvos. Mums tai signalizuoja iš karto, kad dantis didelė tikimybė yra negyvas. Tai tokio danties stebėjimui, pažiūrėjimui palikti negalim, nes jis tikrai kaip faktas suges. O kitas dantukas, taip pat iltinis, yra nulaužtas, tai jau akivaizdi traumos pasekmė atviro danties kanalo, taip pat niekada negalim palikti, nes tai yra kaip autostrada bakterijom tiesiai į kaulą. Joši nelabai nori eiti. Einam. Viskas čia bus tvarko. Eina, žino, kad čia geri gydytojai ir nieko neskriaus. Tai šiuo atveju mes šitą dantuką matome komplikuotą karūnėlės lūžį. Čia yra tamsi spalva. O viršum matome šviesesnį burbuliuką. Tai yra nervo ir kraujagyslės kanalas. Ir kai jis yra atviras, tai jis yra kaip autostrada, kurio keliauja bakterijos tiesiai į šaknies galą. Šaknies galas mums baigėsi kažkur čia. O kitoj pusėje iltis, jinai matom visa graži spalvota, jokio grožio iš tikrųjų, tai yra išsiliejus kraujas į dentino kanalėlius. Kai turim išsiliejusi kraują dentino kanalėlius, tai yra 95% tikimybė, kad dantis yra negyvas. Kai susidaro šaknies pūlinys, pūlinys gali sprogti į išorę per snukutį, kas reiškia ištirpsta kaulas ir matome prie akies didelę žaizdą. Ta didelė žaizda gali maskuoti ir atrodyti kaip vėžys, kaip darinys, o iš tiesų ten tiesiog gali būti sprogęs danties šaknies pūlinys. Taip pat tai veikia sistemiškai. Pūliniai snukutyje yra apsupti labai daug kraujagyslių, ko pasekoje pūlinys ir jo bakterijos patenka į kraujotaką ir gali sukelti net ir sepsį. Dervet – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.